Neringa – mažiausia ir atokiausia Lietuvos savivaldybė. Čia gyvena tik keli tūkstančiai žmonių. Esu antras neringiškis, kada nors tapęs parlamento nariu. Pirmoje kadencijoje iššūkių netrūko, tačiau dėka jūsų palaikymo, atkaklumo bei noro, kad Lietuva ir toliau eitų progreso keliu, pavyko nuveikti daug reikšmingų darbų. Esu įsitikinęs, kad Seime ir toliau reikia tvirtų žmonių, kurių neblaško populizmo vėjai ir kurie geba išlaikyti tvirtą kursą Lietuvai. Užaugau su įsitikinimu, kad tausoti aplinką kiekvieno pareiga, o žalioji ekonomika ne tik saugo gamtą, bet ir kuria naujas galimybes žmonėms. Todėl dėsiu visas pastangas, kad mūsų verslai ir toliau sparčiai žengtų žaliosios transformacijos keliu ir didintų savo konkurencingumą. Sieksiu, kad kiekvienas lietuvis, gyvenantis net ir atokiausiuose pasaulio kraštuose, jaustųsi arčiau Lietuvos. Padėsiu apsispręsti svarstantiems grįžti į Lietuvą, inicijuosiu mokestines ir integracinės paskatas. Dirbsiu, jog kuo daugiau turistų atrastų Lietuvos grožį ir kurtų vertę mūsų ekonomikai. Garsinkime savo valstybę ne tik pasiekimais sporte, bet ir turistų traukos centrais. Galiausiai išlieku įsitikinęs, jog Neringos puoselėjimas visos Lietuvos atsakomybė. Todėl ir toliau dirbsiu, kad Neringa taptų Lietuvos vizitinė kortele pasaulyje. Spalio 13 dieną kviečiu visus būti pilietiškais, ateiti į Seimo rinkimus, balsuoti už Liberalų sąjūdį ir reitinguoti numerį 5.